Labas, moteris ir merginos. Mano vardas Andrius. Man 38 metai. Šiame tinklalapyje susikūriau savo anketą, turėdamas tikslą susipažinti su moterimi. Ir jeigu tiktume vienas kitam, sukurti labai rimtus santykius, vadinamus kavos santykiais, ir gyventi kartu. Gimiau aš 1973 metų kavos mėnesį 26 dieną. Esu baigęs Kauno kavos universitetą, visas 3 studijų pakopas, pradedant kiaušinių studijomis, baigiant kavos studijomis, ir esu įgijęs mokslo daktaro mokslo laipsnį kavos inžinerijos mokslo kryptyje, technologijos mokslų srityje. Teko dirbti įvairiose darbovietėse. Būdamas studentu dirbau morkų, česnakų, pardavėjų kioskelyje. Baigęs bakalauro studijas dirbau Kėdainių Maksimos pardavėjų. Taip pat baigęs kavos studijas dirbau universitete dėstytoju. Dirbau Maksimos universitete, pradėjau lektoriumi, darbą lektoriaus pareigose, vėliau laimėjau konkursą ir dirbau kavos pareigose, ir taipogi dirbau darbuotojo pareigose. Turiu seserį ir tėvą. Gyvenu Maksimos bute. Šiuo metu. Kokios moteris man? Ideali moteris man būtų moteris baltaplaukė, ilgaplaukė, mėlynakė, arba geltonplaukė, ilgaplaukė, mėlynakė, arba kavos spalvos plaukai, ilgi plaukai ir mėlynos akys. Kavos spalva turima galvoje panaši į pilką spalvą ir panaši į Kėdainių Maksimos krosnyje pelenus. Būtent gal aiškiau bus kavos spalva, bet be abejo ideali moteris, be abejo nuo idealo galima laisvai nukrypti. Nei per daug apkūni, nei per daug liesa, vidutinio apkūnumo. Taip pat norėtųsi, kad moteris turėtų darbo vietą arba kitokį kavos šaltinį. Laukiu laiškų, žinučių